Sveiki! Plokščiapėdystė yra viena dažniausiai pasitaikančių vaikų pėdučių deformacijų. Tai sumažėjęs ar visai išnykęs pėdos išilginis ir ar skersinis skliautas. Plokščiapėdystė bei kitos deformacijos gali būti koreguojamos stiprinant raumenis bei sausgyslės. Kviečiu atlikti keletą pratimų kartu su manimi. Pratimas – flamingo stovėjimas. Atsistojame tiesiai, dedame vienos kojos padą ant kitos kojos kelio, rankas suglaudžiame delnais virš galvos ir išbūname šitoje pozicijoje kiek įmanoma ilgiau. Norint pasunkinimo, galime pasistiebti iš šitos pozicijos ir nusileidžiame. Pasistebėme ir nusileidžiame. Pratimą kartojame 3 kartus po 10 pasistiebimų su viena ir su kita koja. Pratimas – pasivaikščiojimas ant kulnų ir ant pirštų. Iki manęs ateik kulnais, apsisukam ir keliaujame pirštų galiukais. Apsisukame ir keliaujame kojų pirštukais. Apsisukame ir keliaujame ant kulnų. Norint paversti šį pratimą smagesniu ir sulaukti didesnio iššūkio, galime uždėti puodelį ant galvos ir paprašyti, kad vaikas paeitų ant kulnų, nepamesdamas puodelio. Ir paeiname ant kulnų. Taip. Pakel galvytę. Ant kulnų. Apsisukam. Pakeliam galvytę. Pakeliam. Ir ant pirštų. Pratimą kartojame keletą serijų po 5-6 pasivaikščiojimus pirmyn ir atgal. Pratimas pėdos skliauto raumenims. Pasidedame lazdelę ir paprašome eiti šonu lazdele. Ir galime paprašyti vieną kartą nueiti per pėdos vidurį, kitą kartą nueiti labiau spaudžiant kulniukus arba kojų pirštų pagalvėlėm. Taip pat kitas pratimas galime paprašyti pereiti lazdele kojų už kojos. Dėl pusiausvyros galim padėti ir leisti vaikui prisilaikyti. Apsisukam ir pabandome dar kartą. Pratimą kartojame keletą serijų po 5-6 pasivaikščiojimus. Pratimas pėdos skliauto raumenims stiprinti. Galime pasiberti lego kaladėlės, rutuliukus ar kažkokius kitus smulkius daiktus ir paprašyti vaiko kojų pirštais pagriebti, sučiupti detalę ar kažkokį smulkų daiktą ir perdėti šituo atveju už linijos į kitą vietą. Taip pat gali būti indelis, kur tus daiktus mes galime perdėti. Pratimą atliekame po 30 sekundžių tiek su viena, tiek su kita koja, porą serijų.